Sveiki atvykę į antrąjį Klaipėdos renginių gido epizodą. Čia kas 2 savaitės atrenkame įdomiausius renginius Klaipėdoje nuo kultūros iki bendruomenės iniciatyvų. Šį kartą turėsime net 6 ypatingus renginius – nuo senosios fotografijos ir Čiurlionio jubiliejaus iki elektroninės muzikos nakties. Epizodą remia MML Play, portalas apie technologijų naujienas ir žaidimų pasaulio aktualijas. Pradedam! Ir pirmas renginys – fotografijos dirbtuvės. Ar norite portreto tarsi iš XIX amžiaus? Rugsėjo 27-ąją KKC Meno kieme vyks senosios fotografijos dirbtuvės su Audroniumi Žemguliu. Patirsite magišką šlapio kolodijaus procesą ir išsinešite išskirtinį portretą. Pradžia 13 val. Daržų gatvė 10. Dirbtuvių kaina 16 eurų. Toliau yra mūsų Čiurlionio jubiliejus. Tai 2025 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osios gimimo metinės. Rugsėjo 25 dieną 17:15 Galerijoje Licėjum nemokama paskaita. Nesuprasto genijaus skrydis lektorė Birutė Skaisgirienė papasakos apie menininko gyvenimą, kultūros subtilybės ir simboliką. Proga iš naujo pažvelgti Čiurlionio muziką ir dailę. Ir sekantis renginys – savanorystė Olando kepurė. Spalio 4 dieną didžioji taikos diena Pajūrio regioniniame parke. 5 kartą bendruomenė renkasi prie Olando kepurės skardžio. Sutvirtinsime erozijos pažeistas vietas. Atgaiminsime žemę aplink medžius. Pradžia 11 val. Karklėje. Registracija būtina, nepamirškite pirštinių ir geros nuotaikos. Ta pačia spalio 4 dieną 12 val. Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ypatinga šventė. Broliai švęsdami Švento Pranciškaus dieną šventins jūsų augintinius. Tad pasimkite savo šuniuką, katiną ar net žiurkėną. Laukiami visi 12 val. Savanorių 4 Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia. Ir turim dar vieną renginį – gazuotas cepelininis dangus. Kažkas naujo? Spalio 1 dieną 20 val. Herkaus kante, Naujojo Uosto gatvė 3. Atidaromas performansas instaliacija Gazuotas cepelininis dangus. Kasdieninėse mūsų dorys. Skamba keistai ir taip ir turi būti, nes čia menininkai Simona Aguta Martinkus, Marius Lukošius ir Tomas Kos kvies jūs į absurdą, kasdienybės ir fantazijų susidarimus. Tai festivalio inkultūracija dalis. Renginys organizuojamas Ievos Simonaitytės bibliotekos. Tai Tarptautinis kultūros festivalis Inkultūracija šiemet Klaipėdoje kviečia sustoti. Skubėjimo ir nerimo kupiname pasaulyje atraskime akimirkas savo. Bendrystei ir tam, kas iš tiesų svarbu. Čia kultūra tampa ne tik patyrimu, bet ir atsakymu. Festivalis vyks nuo rugsėjo 30 iki spalio 4 dienos. Ir nepabėgant nuo spalio 4 dienos uždarimui turime tikrą perlą. Spalio 4 dieną Herkus Kanto klube laukia legendinis projektas Sound Engineer DJ Fit Aquili. Tai išskirtinis klaipėdietiškas derinys psichodelinio roko atmosfera ir intelektuali elektronika. Vakaro kulminacija pirmą kartą gyvai skambės kūrinys Claire, sukurtas ypatingų 432 Hz dažnių. Programa prasidės 22 val. Su Vitalijum Lipo ir tęs iki paryčių, bilietai nuo 15 eurų. Tai tiek šiame Klaipėdos renginių gide. Sekite mus ir nepraleiskite įdomiausių renginių. Dalinkitės Klaipėdos renginių gidus su draugais, sekite MML Talk bei MML Talk Clips kanalus, mus paremti galite Contribui platformoje.
Ir žinoma, pasimatysime miesto renginiuose. Iki.